Įsivaizduokite tokią sceną, jūs supa žmonės. Galbūt socialinėme renginyje, darbe ar net internetinėje grupėje. Atrodot, kad visi yra susiję, juokės, keičiasi žinutėmis, gyvena savo gyvenimą. Bet vis tiek jauti tuštumą, vidinę tylą, kuri aidi garsiau nei bet koks pokalbis. Dabar pagalvokite apie kitą situaciją, žmogus vienas namuose, galbūt skaito knygą ar klausosi muzikos. Ji turėtų jaustis vieniša tiesa. Bet nejausk. Ji yra taikoje su savimi, tarsi jos pačios draugijos užtektų užpildyti ją supančią erdvę. Kodėl kai kurie žmonės nešiojasi gilią tuštumą, net kai juos supa kompanija, o kiti pasiekia tikrą ramybę būdami vieni. Tai yra mįslė, kurią tyrinėsime kartu. Vienatvė yra ne tik fizinis vienatvė, tai apie emocinį atotrūkį, prarają tarp to, ką jaučiate ir ką norėtumėte jausti. Ir štai gera žinia yra išeitis iš šios vietos. Paslaptis, kuri keičia gyvenimus. Žmonės, kurie niekada nesijaučia vieniši, nėra laimingi ar privilegijuoti. Jie žino tai, ko dauguma žmonių nežino, ką galite išmokti ir pritaikyti savo gyvenime dabar. Šiame tekste nuodugniai išnagrinėsime, ką iš tikrųjų reiškia vienatvė, atskleisime paslaptį, kuri šį jausmą paverčia kažkuo galingu, ir galiausiai pasiūlysime praktinių įrankių, kad daugiau niekada nesijaustumėte atitrūkę nuo savęs ar jūs supančio pasaulio. Supratau. Antros dalies tekstą perdarysiu be temų ir išlaikant tą patį gilumo ir poveikio lygį. Pataisyta versija yra tokia. Žodis vienatvė dažnai primena izoliacijos vaizdinius, žmogus sėdi tuščiame kambaryje ir nėra su kuo pasikalbėti ar dalintis savo gyvenimu. Bet ar vienatvė yra tik tai? Tiesa tad, kad tai nepriklauso tik nuo fizinio vienatvės. Tai emocinė būsena glaudžiai susijusi su ryšių kokybė, tiek su kitais, tiek su savimi. Daugelis žmonių mano, kad vienatvė išnyksta draugų akivaizdoje arba užmezgus romantiškus santykius. Tačiau galima jaustis absoliučiai vienišam grupėje ar net su mylimu žmogumi. Vienatvė priklauso ne nuo to, kiek žmonių yra aplink jūs, o apie jūsų jaučiamų ryšių gilumą. Galbūt jūs tai patyrėte, būdamas vakarėlyje ar socialinėme renginyje, vis dar jaučiatės nematomas. Niekas iš tikrųjų nesuvokia, kas tu esi ar ką jauti. Kita vertus yra tokių, kurie gyvena apsupti sekėjų socialiniuose tinkluose arba turi įsipareigojimų kupiną grafiką, tačiau vis tiek nešiojasi vidinę tuštumą, kurios negali paaiškinti. Šios situacijos aiškiai parodo, kad vienatvė nėra žmonių skaičiaus ar bendravimo klausimas. Tai kažkas gilesnio, peržengiančio fizinį buvimą. Dar viena dažna klaida manyti, kad vienatvę sukelia tik išoriniai veiksniai, draugų, partnerio ar paramos tinklo trūkumas. Tiesą sakant, tai prasideda tavyje. Kai yra atitrūkimas nuo savo jausmų ir minčių, jokios išorinės saveikos nepakaks tuštumai užpildyti. Vienatvė dažnai yra atotrūkis tarp to, ką jaučiate ir to, ką norėtumėte jausti. Sėkmingas specialistas gali jaustis vienišas, kai suprantat, kad niekas nesupranta jų nerimų. Atsidavusi mama gali patirti šį jausmą, kai jaučiasi praradusi savo tapatybę tarp savo pareigų. Net romantiškų santykių žmogus gali jaustis vienišas, jei nėra tikro emocinio ryšio. Ši valstybė nesirenka nei socialinės klasės, nei amžiaus, nei konteksto. Jis yra universalus ir gali paveikti bet ką. Tačiau vienatvės supratimas iš šios naujos perspektyvos viską pakeičia. Tai nustoja būti išorinė problema ir tampa ženkliu, kvietimu pažvelgti į vidų ir pakoreguoti savo santykį su savimi. Jei jautiesi vienišas, tai nereiškia, kad tau kažkas negerai. Greičiau tai yra žmogiška patirtis, su kuria kiekvienas susidūrė tam tikrų momentų. Geros naujienos yra tai, kad supratę tikrasias jo priežastis, galite pradėti šį atsijungimą paversti kažkuo galingu. Jei vienatvė iš esmės yra emocinis atsijungimas, tada jos įveikimo paslaptis slypi ne tame, kas yra išorėje, o viduje. Ši idėja iš pradžių gali atrodyti sudėtinga, bet kartu ir išlaisvina. Galų gale tai reiškia, kad jums nereikia priklausyti nuo išorinių aplinkybių ar kitų žmonių pritarimo, kad pradėtumėte transformuoti savo realybę. Žmonių, kurie niekada nesijaučia vieniši, paslaptis yra tad, kad jie turi retą, bet ugdomą gebėjimą emocinį savarankiškumą. Šie žmonės užmezga gilius ryšius su savimi prieš ieškodami išorinių ryšių. Jie žino, kad jokie santykiai negali užpildyti tuštumos to, kuris nėra patenkintas savimi. Pagalvokite apie žmogų, kuris užmezga santykius tik tam, kad išvengtų baimės likti vienam. Šie santykiai dažnai prasideda intensyvių palengvėjimo ir laimės jausmų, tačiau laikui bėgant tuštuma vėl atsiranda. Taip atsitinka todėl, kad kitas niekada negali būti sprendimas tam, kas yra įsišaknijusi viduje. Kita vertus, kai išmoksti susikurti tvirtą pagrindą savyje, bet koks ryšys ateinantis iš išorės tampa papildymu, o ne būtinybė. Emocinis savarankiškumas nereiškia, kad tau niekam nereikia. Visiškai priešingai. Tai leidžia autentiškiau ir giliau užmegzti ryšį su kitais. Kai viduje jautiesi visavertis,
tavo santykiai nustoja būti grindžiami trūkumu ir tampa tikrais mainais. Ši paslaptis nėra magiškas triukas ar greita formulė. Tai procesas, reikalaujantis praktikos ir kantrybės. Tačiau tai keičia jūsų santykį su pasauliu. Viskas prasideda mažais žingsneliais, pavyzdžiui, išmokti mėgauti savo draugiją, atpažinti savo jausmus jų nevertinant ir vertinti savo pasiekimus, net jei niekas kitas jų nepripažįsta. Šį įgūdį įvaldę žmonės turi kai ką bendro, jie vienatvę mato kaip galimybę, o ne bausmą. Jiems akimirkos būti vienam, tai šansas vėl susijungti, pasikrauti ir net kurti. Jie atrandat, kad puoselėdami meilės santykius su savimi, jie gali sudaryti erdvę sveikesniems ir prasmingesniems santykiams. Tai yra raktas, kuris vienatvę paverčia kažkuo galingu. Kai tampi savo emociniais namais, pasaulis nustoja būti baisi tuščia vieta. Jūs atrandate, kad niekada nesate tikrai vienas, nes išmokote būti taikoje su tuo, kas esate. Dabar, kai žinote, kad raktas į vienatvę nugalėti slypi jumyse, laikas šias žinias pritaikyti praktiškai. Gera žinia tad, kad emocinio savarankiškumo ugdymas reikalauja ne radikalių pokyčių, o mažų nuoseklių žingsnelių. Tai žingsniai, kurie po truputį sukuria gilią transformaciją. Viskas prasideda nuo savęs pažinimo. Kai išmoksti įsiklausyti į save ir suprasti, kaip jauties, žengi pirmąjį didelį žingsnį sveiko santykio su savimi kūrimo link. Viena iš galingiausių priemonių tam yra rašymas apie savo mintis ir emocijas. Skirdami akimirką per dieną ir užsirašykite, kas vyksta jūsų galvoje, galite nustatyti modelius, baimes ir poreikius, kurie dažnai yra paslėpti. Tai tarsi nuoširdaus dialogo su savimi pradžia. Vienatvės praktika yra dar vienas esminis ramstis. Tai reiškia ne tik būti vienam, bet ir būti šalia savęs. Pasistengkite skirti laiko tam, kas jums tikrai patinka, be išorinių trukdžių. Tai gali būti mėgstamos muzikos klausimasis, vaikščiojimas parke ar tiesiog kvėpavimas tyloje. Šios akimirkos padeda sustiprinti santykius su savo kompanija ir iš naujo atrasti malonumą būti viena. Be to išmokti švęsti savo pasiekimus, net ir mažiausius, yra transformuojantis įprotis. Dažnai mes taip susikoncentruojame į tai, ko vis dar norime pasiekti, kad pamirštame pripažinti, ką jau padarėme. Kiekviena maža pergalė yra priminimas, koks esate pajėgus. Šis vidinis pripažinimas yra esminis dalykas, kuriant emocinio saugumo pagrindą, kuris nepriklauso nuo kitų patvirtinimų. Taip pat svarbu nustatyti sveikas ribas santykiuose. Kai pažįsti ir vertini save, išmoksti pasakyti, ne situacijoms ar žmonėms, kurie eikvoja tavo energiją. Tai nesavanaudiškumas, o pagarbos savo veiksmas. Nuoširdžiais mainais pagrįsti santykiai klesti, kai aišku, ką nori priimti. Galiausiai praktikuokite dėkingumą. Būdami dėkingi už tai, ką jau turite ir kas esate, pakeičia jūsų požiūrį. Šis paprastas pratimas gali būti toks pat galingas, kaip užsirašyti 3 dalykus, už kuriuos esi dėkingas dienos pabaigoje. Dėkingumas padeda pastebėti, kas mūsų gyvenime jau veikia gerai, net ir sunkiais laikais. Pradėjus taikyti šias praktikas, nutinka kažkas neįtikėtino, sustiprėja santykis su savimi. Sumažėja poreikis ieškoti išorinės pilnatvės. Tai nereiškia, kad jūs ketinate atsisakyti žmogiškų ryšių. Atvirkščiai, jų santykiai tampa prasmingesni, nes juos lemia nebe poreikiai, o sąmoningi pasirinkimai. Emocinio pasitikėjimo savimi ugdymo procesas vyksta nuolat, tačiau kiekvienas žingsnis, kurį žengėte šioje kelionėje, yra investicija į jūsų laimę ir laisvę. Vienatvė nustoja būti našta ir tampa galimybė savęs atrasti bei augti. Norint suprasti, kokį poveikį gali turėti emocinis savarankiškumas, nieko nėra geriau už tikras istorijas parodančias, kaip ši paslaptis keičia gyvenimus. Sužinokime apie 2 skirtingas trajektorijas, tačiau vieną bendrą, abu atskleidžiat, kad stiprybė įveikti vienatvę yra mumyse. Pirmoji istorija yra apie Klarą, jauną moterį, kuri būdama 25 metų gyveno apsupta draugų ir socialinių įsipareigojimų. Tiems, kurie stebėjo ją iš šalies, jos gyvenimas atrodė tobulas, tačiau jos viduje buvo tuštuma. Klara jautė, kad jos niekas iš tikrųjų nepažįsta, kad jos bendravimas buvo paviršutiniškas ir net apsupta žmonių ji buvo viena. Vieną dieną po nakties, kai po vakarėlio grįžo namo jausdamasi dar vieniša, Klara nusprendė ieškoti atsakymų. Tada jis pradėjo rašyti į dienoraštį, ko nedarė nuo paauglystės. Ji pradėjo fiksuoti ne tik tai, kas vyksta jos gyvenime, bet ir tai, kaip jaučiasi dėl kiekvieno įvykio. Per kelias savaitės Klara suprato kai ką stebėtino. Tikroji tuštuma atsirado dėl to, kad ji niekada nenustojo suprasti savęs. Nuo tada Klara pradėjo vertinti vienatvės akimirkas. Vakare ji pradėjo vaikščioti viena, išbandė naujus pomėgius ir kėlė savo iššūkį daryti tai, ko anksčiau vengė. Po truputį ji suprato, kad jai nereikia išorinio patvirtinimo, kad jaustųsi pilna. Jos santykiai su savimi taip pasikeitė, kad laikui bėgant jos draugystė taip pat gilėjo.
Klara atrado, kad palaikydama ryšį su savimi jį sukūrė erdvę kitiems nuoširdžiai su ja bendrauti. Antroji istorija yra apie Markosą 42 metų vyrą, kuris po skyrybų pajuto, kad jo gyvenimas prarado prasmę. Jis tikėjo, kad jo laimė priklauso nuo santykių. Mėnesius jis vengė būti vienas, užpildyti dienas darbų ir išeiti su draugais. Tačiau tai darydama ignoravau skausmą ir tuštumą, kurį jaučiau. Vieną dieną draugas pasiūlė Markosui pabandyti medituoti. Iš pradžių jis manė, kad idėja absurdiška, bet nusprendė pabandyti. Per pirmasias kelias tylos minutės jis jautė diskomfortą ir užgniaužtų emocijų laviną. Tačiau laikui bėgant praktika pradėjo duoti aiškumo. Markosas suprato, kad niekada nežiūrėjo į save be jokios nuomonės. Jis pradėjo savęs klausti, kas aš esu be vaidmenų, kuriuos vaidinu. Meditacija tapo jo kasdienybės dalimi. Kartu su tuo Markosas pradėjo investuoti į savo aistrą fotografijai, kurią prieš daugelį metų buvo atidėjęs. Su fotoaparatu tyrinėdamas naujas vietas jis pajuto ramybę, kokios seniai nebuvo patyręs. Jis suprato, kad jo laimė priklauso ne nuo kito žmogaus, o nuo jo paties noro pažinti save ir tyrinėti jį supantį pasaulį. Šios istorijos rodo, kad nors iš pradžių vienatvė gali atrodyti nepakeliama, tai gali būti kvietimas pradėti iš naujo. Klara ir Markos susidūrė su savo vidinėmis baimėmis ir tai darydami atrado kai ką brangaus. Svarbiausias ryšys, kurį jie gali turėti, yra su savimi. Transformacija neįvyksta per naktį, bet kiekvienas mažas žingsnis yra svarbus. Jų pasakojimai primena, kad iš vienatvės galima išeiti stipriau ir labiau susieti su savimi ir su kitais. Vienatvė yra jausmas, kurį mes visi tam tikrų momentų patiriame, tačiau tai nebūtinai turi būti nuolatinis sakinys. Visame šiame tekste matėme, kad tai lemia ne tik žmonių nebuvimas šalia, bet ir gilesnis atsijungimas dažnai su savimi. Geros naujienos yra tai, kad tai gali pasikeisti. Žmonės, kurie įveikia vienatvę, neturi ypatingų sugebėjimų ar neprieinamų privilegijų. Jie tiesiog atranda, kad tikroji jėga kyla iš vidaus. Tvirto santykio su savimi kūrimas yra paslaptis, kuri paverčia tuštumą pilnatvę. Kai išmoksti mėgauti savo draugiją, priimti savo jausmus be sprendimo ir sukurti sąmoningos vienatvės akimirkas, aplinkinis pasaulis taip pat pradeda keistis. Tai nereiškia, kad jums nebereikės kitų. Priešingai, palaikydami ryšį su savimi, būsite labiau pasirengę užmegzti prasmingus santykius, pagrįstus pasirinkimu, o ne trūkumu. Atrodo, kad prižiūrėdami savo vidinį sodą žmonės, kurie ateina į jūsų gyvenimą, gali jį įvertinti, o ne užpildyti. Tačiau svarbiausia atsiminti, kad tai yra procesas, o ne tikslas. Kiekvienas mažas žingsnis yra svarbus. Nesvarbu, ar tai būtų rašymas žurnale, ramaus laiko praleidimas, dėkingumo praktika ar to, kas jums patinka, tyrinėjimas, kiekvienas veiksmas sustiprina jūsų ryšį su tuo, kas iš tikrųjų esate. Ir dabar lieka klausimas, ką galite padaryti šiandien, kad jaustumėtės labiau susiję su savimi. Koks pirmas jūsų pasiekiamas žingsnis? Nelaukite, kol vienatvė taps nepakeliama ir imkitės veiksmų. Pradėkite dabar. Išbandykite vieną iš mūsų paminėtų praktikų, meskite savo iššūkį, kad pamatytumėte vienatvę iš naujos perspektyvos ir atraskite taikos su savimi galią. Jei šis tekstas jums buvo prasmingas arba ką nors palietė jūsų širdyje, pasidalykite juo su žmogumi, kuris, jūsų manymu, taip pat gali būti naudingas. Ir nepamirškite, paslaptis, kad niekada nesijaustumėte vieniši, yra pasiekiama, tik laukite, kol ją atrasite.